Vilniaus universitetas kartu su partneriais sukūrė kibernetinio saugumo sistemą įgalinančią suprasti žmonių ribotumą, rizikas ir galimybes kibernetinių nusikaltimų grandinėje. Turime tikslą sukurti metodiką, pagrįsti savo metodiką mokslu ir pagerinti kibernetinio saugumo kompetencijas. Pirmiausiai, kibernetinį saugumą žiūrime kaip į informatikos mokslo ir studijų kryptį, o taip pat mūsų komandoje yra psichologai ir genetikai, nes kibernetinio incidento centre visada vis tiek yra žmogus, netgi jeigu tai yra programinės įrangos klaida, tos klaidos yra įtakotos vienokios ar kitokios elgsenos. Genetikai mūsų komandoje leidžia patvirtinti tam tikras hipotezes susijusias su elgsena, nes vis dėlto dalis žmogaus savybių yra įgimtos, o dalis savybių yra įgytos. Genetikai žiūri per įgytas savybės, psichologai analizuoja, kokios tos savybės yra šiuo metu įtakotos galbūt aplinkos. Na, o mes kaip informatikai ir tuo pačiu edukologai, dėstytojai stengiamės sukurti visą aplinką. Kalbant apie kibernetinio incidento tokį populiarumą, šalia visų tų kibernetinių incidentų, kurie yra tokie kaip DOS atakos, apie kurias mes pakankamai dažnai girdime, tai žmogaus duomenų išviliojimo arba žmogaus tam tikrų duomenų panaudojimo piktiesiems tikslams yra pakankamai didelis. Mūsų projekto tikslas daugiau yra iš informatikinės pusės sukurti tam tikras mokymo technologijas, kurios padėtų kibernetinio saugumo specialistams, nebūnant tikrame kibernetinėme incidente, patirti spaudimą, atlikti tam tikrą veiksmą ir tuo pačiu pagelbėti, kad kai įvyksta kibernetinis incidentas jau realybėje, kad būtų galima jau tam žmogui lengviau jaustis, žinotų, ką daryti, žinotų, kaip kūnas reaguos, žinotų, kaip kiekvienas individualiai gebės atsakyti į tam tikrą incidentą. Ten, kur yra žmogus, tai yra atitinkamai ir visa tai, kas eina su žmogumi, tai yra ne tik jo fizinis kūnas, bet ir tai, ką jis daro, kaip jis veikia. Mūsų tokia idėja buvo, kad galbūt turėdami tą genetinį žmogaus profilį, tai pavadinkime, galbūt mes galėtume nuspėti, koks galėtų būti būdingas elgesys. Tam tikrų tendencijų jau dabar matome, konkrečiai tyrėme impulsyvumą, matome, kad sutampa mūsų informacija genetinė su psichologinių testų duomenimis ir taip pat su kolegų stebinčių, pavadinkime, kibernetinę elgseną, kas vyksta kibernetinėje erdvėje. Specialistai buvo prašomi užpildyti, įveikti kibernetinio saugumo užduotis tam tikras, kur reikėjo demonstruoti savo žinias, gebėjimus ir tokiu būdu mes galėjome stebėti, kaip specialistai atsakinėja, kiek jie greitai įveikia, kiek jie ilgai užtrunka, kiek jie yra atkaklus. Ir tas visa tai kalba apie tam tikras žmogaus savybės. Tuo pačiu paimame kraujo ėminį, iš kurio paskui išskiriama genetinė medžiaga DNR. Ir paskui mes tą DNR toliau naudojame genotipavimui, tai yra genetinio profilio nustatymui, naudojant genetinių mikrolustų technologiją. Ir čia reikėtų paminėti labai svarbų etinį aspektą, kad mes tikrai negalime tos informacijos naudoti jokiems su diskriminacija susijusiems atvejams. Tai jokių būdų tai neturi tapti pagrindu žmogaus nepriimti į darbą. Mūsų projekte kibernetinio saugumo kompetencijų gerinimas dalyvauja partneriai iš 5 šalių ir netgi 8 partneriai. Esame tarptautinė komanda iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lichtenšteino ir Norvegijos. Mūsų partneriai norvegai yra psichologai, turintys patirties sprendžiant kibernetinius incidentus kritinėje infrastruktūroje. Todėl jie mus konsultuoja žmogaus elgsenos ir silpnybių klausimais. Partneriai iš Lichtenšteino
yra technologiniai ir šiuo metu dirba su streso matavimo įranga ir pirminiu prototipu, kuris leistų nustatyti streso lygį kibernetinių pratybų metu, sprendžiant skirtingo tipo užduotis. Na, o partneriai iš Pabaltijos šalių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos yra daugiausia informatikai, tačiau analizuojantis ir edukacijos metodologiją, ir technologinius klausimus, krizių valdymo. Projekto pagrindinis vykdytojas yra Vilniaus universitetas ir bendradarbiaujame kartu mes informatikai, kartu su genetikais iš medicinos fakulteto.